Ar žinote, kaip Talmude yra parašyta, kaip reikia gydyti karščiuojantį žmogų? Reikia prie metalinio peilio pririšti plaukų sruogą ir visą tai pririšti prie erškėčio. Tada keletą dienų skaityti iš įstatymo knygos tam tikras vietas ir po kelių dienų, sakant tam tikrus magiškus žodžius, nupjauti tą erškėtį. Ir buvo tikima, kad toks ritualas, tokios apeigos padės karščiuojančiam žmogui. Bet kada kalbam apie Jėzaus išgydymus, kada Jėzus ateidavo ir žmonėms padėdavo, jam nereikėdavo kažkokių tai magiškų ritualų, jam nereikėdavo sakyti tam tikrų frazių, kad kažkaip tai tomis magiškomis frazėmis arba savo veiksmais įtakotų realybę, kurios mes nematome. Sekantis išgydymas, kuris yra užrašytas Mato Evangelijos 8 skyriuje, kaip tik kalba apie atvejį, kada Jėzus atėjo iš bažnyčios, aišku, iš sinagogos, atėjo iš sinagogos į apaštalo Petro namus ir rado jo uošvienę karščiuojančią. Jėzus ką padarė, jam nereikėjo rišti plaukų sruogos prie peilio, kalbėti užkimus, jisai tiesiog priėjo prie jos ir palietė jos ranką savo ranką. Ir Biblija sako, kad karštis atsitraukė, pasitraukė, moteris buvo išgydyta. Žinote, labai įdomu, kad pirmieji išgydymai, pirmieji stebuklai, kuriuos Jėzus padarė, buvo kaip tik tokiems žmonėms, kurie normalios visuomenės buvo laikomi žemesniais už kitus. Pirmiausia buvo išgydytas raupsuotasis, paskui buvo išgydytas Romos šimtininko tarnas, o paskui moteris. Nei vienas iš šitos grupės žmonių neturėjo pilnų teisų dalyvauti Dievo garbinime. Buvo laikomi vyrai ir sveiki vyrai buvo laikomi pilnais visaverčiais visuomenės piliečiais. Ir netgi pačioje šventykloje buvo atskiras kiemas, kur rinkdavosi moteris ir už kurio jos toliau negalėjo eiti. Ir nežinau, turbūt simboliška, kada Matas rašė, jis specialiai pasirinko būtent tas tris visuomenės grupės, parodamas, kad Jėzus sulaužo visus tos stereotipus ir Jėzus neskaido žmonių, neskirsto žmonių į geresnius, blogesnius vyrus, moteris. Jam visi yra lygus ir jam visi yra vienodi. Bet grįžtume prie paties išgydymo. Labai įdomu pastebėti veiksmažodžius, kuriais yra naudojama, kuriais yra aprašomas tas išgydymas. Biblija sako, kad Jėzus atėjo, Jėzus pamatė sergančią moterį ir ją palietė. Kada aš pasižiūriu tos veiksmažodžius, man nenorom mintyse kyla prisiminimai apie Cezarį, kuris pasakė tą sparnuotą frazę: atėjau, pamačiau, nugalėjau. Ir iš tikrųjų, jeigu mes pasižiūrėtume, labai dažnai pasaulyje žmogaus įtaka arba galia remiasi tuo, ką jisai padaro, kokią įtaką, kokią galią jisai parodo kitiems žmonėms. Tačiau šiuo atveju mes skaitome visai kitokį požiūrį, visai kitokį priėjimą. Jėzus tiesiog priėjo, pamatęs problemą ir palietė žmogų. Jam nereikėjo rodyti savo galios, nereikėjo skaityti stebuklingų žodžių, daryti magiškų ritualų. Jam užteko tiesiog prisiliesti prie žmogaus. Viskas vyko šabo dieną. Diena, kada žydai rinkdavosi bendruomeniniam garbinimui. Ta vargšė moteris negalėjo niekur eiti, nes sirgo. Šiaip, jeigu pasižiūrėjus, labai dažnai žmonės, kada ištinka problema, būtent eina į bažnyčią arba kreipiasi staiga į Dievą tam, kad būtų lyg ir ieškodami pagalbos ir tam, kad būtų atsakyta į jų maldas. Jie bando atlikti tą religinę pareigą, tuo galvodami, kad reikėtų kažkaip tai įsitikti arba įsiteikti Dievui arba tapti kažkuo tai geresniu. Bet čia įdomu, kad Jėzus išėjo iš bažnyčios ir išgydė moterį grįžęs iš bažnyčios. Paskui, jeigu mes skaitytume toliau tą istoriją, pasakyta, kad saulei nusileidus žmonės dar daugiau atnešė savo pažįstamų draugų, kuriuos Jėzus gydė visą vakarą. Žinote, išgydymai vyksta ne tik tais bažnyčioje. Dažniausiai bažnyčia susirenkame tiesiog padėkoti Dievui už tai, ką Jisai padarė mūsų gyvenime. Dievo stebuklinga galia turi veikti kiekvieną savaitės dieną. Ir mes neturėtume pasiduoti tam mąstymui, kad reikia man kažkaip tai būti geresniam arba pradėti lankytis bažnyčioje, nes aš norėčiau, kad Dievas kažkaip tai mano gyvenime kažką tai padarytų. Dievo didžiausi stebuklai vyksta ne bažnyčioje.
Dievo didžiausi stebuklai vyksta kasdieniniame gyvenime, paprastose dalykuose, kada Dievo nematomas prisilietimas paliečia mūsų gyvenimus ir tada įvyksta stebuklai, tada įvyksta pasikeitimai mūsų gyvenimuose. Tai labai paprasta istorija apie Jėzų ir apie karščiuojančią moterį. Ir atrodo, ko galima iš jos pasimokyti apart to, kad Jėzus tiesiog išgydė tą moterį. Bet šitoje paprastoje istorijoje aš išvelgiu, bent jau man, labai aktualų dalyką, kad Dievo išgydantį ir stebuklingą prisilietimą galima patirti ne tik bažnyčioje. Jį galima patirti kasdienėme gyvenime, pirmadienį, antradienį, trečiadienį. Tiesiog gyvenant diena iš dienos savo kasdieninį gyvenimą. Jo stebuklingas prisilietimas gali įvykti netikėtai. Nežinau, galbūt jums irgi reikia šiandien stebuklingo prisilietimo. Taip pat aš norėčiau, kad jūs užduotumėte tą klausimą, o kodėl jūs norite, jūs prašote Dievo pagalbos šiandieninėme savo gyvenime? Ar tik tais dėl to, kad Dievas ištrintų arba pataisytų tą nepatogumą, kad jūs ir toliau galėtumėte gyventi savo gyvenimus taip, kaip jums jos patinka, iki sekančio prašymo padėti? O galbūt būkite sąžiningi ir pagalvokite, ką jūs norėtumėte keisti savo gyvenime ir kaip gyvenimas jūsų pasikeistų į gerą, jeigu Dievas atsakytų į jūsų maldą. Aišku, nebandykite Dievo papirkinėti ir dėrėtis su juo, bet būkite sąžiningi patys su savimi. Ta moteris, kada jinai buvo išgydyta, jinai tarnavo Jėzui. Rūpinosi jo ir apaštalų poreikiais. Dievas išgydo ir veikia mūsų gyvenimuose, turėdamas tikslą, bandydamas padėti, stengdamasis mus pastumėti gerumo ir nesavanaudiškumo link. Todėl tie išgydymai, kurie vyks šiandien, rytoj jūsų gyvenime, tegul jie padaro jūs geresniais ir tegul tą gerumą, kurį Dievas išlieja jūsų širdis, pajaučia kiti žmonės.